Ramią naktį naftos tanklaivio inkaras įstringa skęstančio pakrančio apsaugos laivo Blackthorn šone. Per 3 minutes žūsta 23 vyrai. 1980 m. sausio 28 d. 18:04 val. JAV pakrančių apsaugos laivas Blackthorn išplaukia iš Gulf Tampa Dry Dock Tampos įlankoje. Blackthorn nuo krantinės atsiriša, vadovaujant leitenantui komandoriui George'ui Siplui. Anksčiau tą dieną įgula išplaukė į 2 valandų bandomąjį plaukimą. Jie turėjo problemų su pagrindiniu generatoriumi. Generatorius buvo sutaisytas ir dabar Siplas nori pamatyti, kaip laivas veikia. Laivui išplaukiant leidžiasi saulė ir prasideda žiemos naktis. Nors tamsu, naktis rami ir maloni. Dangus giedras, matomumas geras. Laivas plaukė į Galvestoną, Teksase, po 3 mėnesių remonto ir naujos įrangos sumontavimo dokinėje. Laive yra 6 karininkai ir 44 įgulos nariai. Pirmą kartą nuleistas 1943 metais Blackthornas yra Jungtinių valstijų pakrančių apsaugos kateris, pastatytas Marine Iron and Shipbuilding Company įmonėje Duluth, Minesotoje. Laivas yra 55 metrų ilgio, 11 metrų pločio ir 4 metrų grimzlės. Jame įrengta moderni radarų ir ryšio įranga. Tokie laivai kaip Blackthornas taip pat vadinami plūdurų aptarnavimo laivais. O Blackthornas iš pradžių buvo pastatytas navigacinių plūdurų, dienos ženklų ir radijo švyturių priežiūrai. Kaip ir dauguma plūdurų aptarnavimo laivų, Blackthornas buvo naudojamas ir įvairiems kitiems tikslams. Per 40 tarnybos metų laivas tarnavo kaip ledlaužis didžiuosiuose ežeruose ir vykdė gelbėjimo operacijas. Pavyzdžiui, ieškojo lėktuvo katastrofos išgyvenusiųjų. National Airlines reisas 470 kuris sudužo Meksikos įlankoje po stiprios turbulencijos. Jis taip pat padėjo nelaimėje atsidūrusiems laivams ir dalyvavo ieškant išgyvenusiųjų iš ESO Greensboro, kuris susidūrė su ESO Suez tankių rūku Misisipės upėje. Kai laivas išplaukė į Sparkmano kanalą šiaurinėje Tampos įlankos dalyje. Įgula tikriausiai džiaugiasi vėl galėdama būti jūroje. Vadovauti paskirtas naujas kapitonas George'as Siplas. Tai pirmas kartas per beveik 5 metus, kai jis vadovauja laivui jūroje. Siplas dirbo kranto tarnyboje pakrančių apsaugoje, o dabar pagaliau vėl grįžo į vandenis. Siplas turėjo ilgą pertrauką, tačiau jis yra patyręs jūrininkas. Prieš dirbdamas pakrantėje jis turėjo jūrinės patirties. 16 mėnesių buvo pakrančių apsaugos patrulinio laivo vyriausiasis pareigūnas, 25 mėnesius laivo vykdomasis pareigūnas ir 16 mėnesių tarnavo 2 kituose pakrančių apsaugos laivuose. Nors Siplas 5 metus nebuvo jūroje, jam tereikia išklausyti laivybos taisyklių atnaujinimo kursą prieš perimant laivo vadovavimą. 7 Blackthorn įgulos nariai taip pat yra naujokai pakrančių apsaugoje ir tai yra jų pirmoji tarnyba jūroje. Daugiau patyrę įgulos nariai taip pat buvo krante, kol Blackthorn buvo atnaujinamas. Per šią pirmąją kelionę po 3 mėnesių Blackthorn įgula dirbs pagal pakeistą grafiką. Papildomi darbuotojai budės tiltelio poste ir mašinų skyriuje. Avarijos atveju 4 vyrai yra priekyje, priekinėme denyje, pasiruošę nuleisti inkarus, o galinis vairavimo postas taip pat yra užimtas. Galinis vairavimo postas yra antrinis vairavimo mechanizmas po deniu. 3 karininkai iš navigacijos komandos tiltelio poste nustato laivo poziciją, stebi radarą ir ima vizualinius pelengus. Leisdamasis Sparkmano kanalu, Sepelis pamato Rusijos keleivinį laivą Kazakstaną dešinėje Sedono kanale. Pagal pakrančių apsaugos ataskaitą apie šį incidentą, Kazakstanas taip pat tik pradeda plaukti ir juda į pietus susikertančių kursų su Blackthorn. Blackthorn plaukia 12 mazgų greičiu ir lenkia Kazakstaną. Blackthorn pasuka į Kat D kanalą pirmiau už rusų laivą. Kai Blackthorn praplaukia Pindolos kyšulį ir kai įsitikina, kad laivas reaguoja normaliai, leitenantas vadas Sepelis įsako vykdomajam karininkui leitenantui Davidui Crawfordui perimti laivo valdymą. Leitenantas Crawfordas perima vadovavimą, o Sepelis nueina į apatinius denius į mašinų skyrių, kartu su inžinieriumi patikrinti laivo variklio būklės. Laivui plaukiant, navigacijos komanda periodiškai nustato laivo padėtį ir informuoja vadovaujantį karininką. Niekas nėra paskirtas nuolat žymėti laivo padėtį žemėlapyje. Tai vyksta tik Blackthorn laive naviguojant rūke. Vadas naviguoja daugiausia iš akies. Navigacijos komanda rekomenduoja, kada pasukti į naują kursą, tačiau jokių apskaičiuotų padėčių ar posūkio azimutų žemėlapyje nepažymima.
Šie vandenys yra pažįstami karininkams ir įgulai. Tampo įlankoje yra laivybos kanalai, vadinami katais, ir vadas naviguoja nuo vieno pjūvio prie kito iš akies. Pjūviuose kanalai yra iki 13 metrų gylio, o už jų gylis sumažėja iki vos 4 metrų, tai maždaug tiek, kiek yra Blackthorn grimzlė. Leitenantas Crawfordas taip pat naudoja orientyrus, kad patvirtintų laivo padėtį kanale jam plaukiant. Kol Blackthorn pradeda išplaukimą netoli Tampos įlankos, SS Capricorn ruošiasi pakelti inkarą ir įplaukti į įlanką. Capricornas yra naftos tanklaivis, beveik tokio pat amžiaus kaip ir Blackthorn. 1961 metais Capricornas buvo padidintas, įdėjus naują vidurinę korpuso dalį. Tai didelis tanklaivis, 184 metrų ilgio, 23 metrų pločio ir 10 metrų grimzlės. Tiltas yra laivo gale, o priekyje yra pakelta bako denis. Jis turi 2 atvirus sparnus, kurie išsikiša per visą korpuso plotį, o laivo tiltelio įgula turi prieigą prie šiuolaikinių navigacijos priemonių. Capricornas buvo inkaruotas farvaterio reide už Egmont Key nuo 10:27 ryto po 4 dienų kelionės iš Švento Krojaus, esančios Mergelių salose. Laivui reikia lotsmano, kuris jį įvestų į įlanką, todėl jie stovi inkaru ir laukia savo eilės priimti lotsmaną. Jis plaukia į Florida Power and Light Company Weedon Island Station aukštutinėje Tampos įlankoje, gabendamas krovinį, kurio kiekis prilygsta daugiau nei 151 000 naftos statinių. 18:46 val. SS Capricorn pakelia inkarą ir 12 mazgų greičiu įplaukia į Egmonto kanalą. Kapitonas George'as Makšėjus yra laivo vadas, o laive su juo yra 9 licencijuoti karininkai, 23 nelicencijuoti prekybinio laivyno jūreiviai ir 1 papildomas asmuo, kuris nepriklauso įgulai. Pakėlus inkarą, priekinėje laivo kairėje pusėje paliekamas paruoštas paleisti kairys inkaras, jei prireiktų greitai sumažinti greitį. 6 tonų inkaras kabo laivo šone ir yra užfiksuotas stabdžiu. Dešinysis inkaras yra užrakintas savo vietoje. 19:11 į laivą įlipa Tampos įlankos lotsmanas Haris Naitas ir perima laivo navigacijos valdymą. Kaip pilotas, Naitas pasinaudos savo žiniomis apie Tampos įlankos vandenis, kad saugiai nuvestų didelį naftos tanklaivį į jo paskirties vietą. Naitas yra patyręs Tampos įlankos lotsmanas, kuris į įlanką yra įvedęs daugiau nei 1000 laivų. Be to, kad yra įvedęs daug laivų į Tampos įlanką, tai jau 3. kartas, kai Naitas yra laive Capricorn, todėl jis gerai pažįsta šio laivo manevravimo ypatybes. Kapitonui Makšėjui pasiūlius, jis šiek tiek padidina laivo greitį, beveik iki 14 mazgų. Greičiausiai jis jaučia, kad kontroliuoja situaciją. Įvedęs Capricorn į Egmonto kanalą, Naitas atlieka atvirą Securate pranešimą 13 kanalu, naudodamas nešiojamąją radiją, kad praneštų visiems laivams rajone apie Capricorn buvimą. Tuo metu Blackthorn, keliaudamas į pietus per Hillsborough įlankos rajoną Tampos įlankoje, sutinka ir prasilenkia su vilkiku Pat B, kuris stumia pakrautą baržą į šiaurę, į Cut E kanalą. Abu laivai susisiekia tarpusavyje 13 kanalu ir susitarė prasilenkti kairiaisiais bortais. Tai įvyksta pagal planą, tačiau Blackthorn nepasitraukia į šalį, kai laivai artėja vienas prie kito. Vietoj to jis išlieka arti kanalo centro, priversdamas Pat B pasitraukti dešinėn. Jie prasilenkia, tarp jų likus mažiau nei 12 metrų, kas nėra neįprasta siauruose Tampos kanaluose. Toliau Rusijos keleivinis laivas Kazakstanas pasiveja Blackthorn. Jis padidino greitį nuo išvykimo momento. Kai jis pasiveja, Kazakstano lotsmanas Geris Madoksas bando susisiekti su Blackthorn, kad suderintų prasilenkimą. Jis kviečia per radiją, bet negauna atsakymo, todėl turi sumažinti Kazakstano greitį, kad nepriartėtų per arti. Galiausiai Madoksui pavyksta susisiekti su Blackthorn per 13 kanalą ir jis paprašo laivo duoti kelią. Jo prašymas patenkinamas ir ryškiai apšviestas Kazakstanas praplaukia D ir C ruožuose. Blackthorn vėl įplaukė į kanalą C ruožę, po to, kai praplaukė Kazakstanas, o leitenantas Crawfordas klausia komandoro leitenanto Sepelio, kuris jau grįžo į tiltą, ar gali jį pakeisti laivo vadovo pareigose. Komandoras Sepelis, vietoj to, kad pats perimtų laivo vadovavimą, nurodo jaunesniajam leitenantui Johnui Rajanui, kuris tuo metu buvo budintis pareigūnas, perimti vadovavimą. Jaunesnesis leitenantas Rajanas yra vienas iš naujų pakrančių apsaugos naujokų.
Jis tapo sertifikuotų budinčių pareigūnų jūroje praėjusiais metais, 1979 rugsėjį. Tai yra jo pirmoji tarnyba jūroje. Netrukus po 19:55 minučių Blackthorn suka į Cut A kanalą, vadovaujant jaunesniajam leitenantui Ryanui. 20:00 val. Capricorn praplaukia Egmont Key, kai Egmont Key švyturys yra dešiniajame borte, ir tada juda link Mallet Key kanalo. Pilotui naitui priešais juos pamato išplaukiantį Kazachstaną. Jis yra už 7 ar 8 mylių į rytus nuo Sunshine Skyway tilto, Cut B kanalo apylinkėse. Tuo pačiu metu jis taip pat gauna radijo skambutį iš vilkiko Ocean Star, kuris stumia pakrautą baržą link Capricorn Mallet Key kanale. Capricorn įplaukia į Mallet Key kanalą, o Knightas laiko laivą kanalo viduryje. Capricorn tiltelio poste kartu su pilotu Knightu ir kapitonu McShayumi yra trečiasis šturmanas ir vairininkas, kurie pradeda savo budėjimą nuo 20:00 iki 24:00 valandos. Kapitonas McShayus ir trečiasis šturmanas periodiškai tikrina radarą. Vėlgi, kaip ir Blackthorn atveju, ne vienas iš Capricorn įgulos nenustato laivo padėties navigacijos žemėlapyje. Navigacija vykdoma daugiausia jūrininko akimi. Lotsmanas pažįsta vandenis ir orientyrus. 20:00 val. Eilinis jūreivis O'Boylas pakeičia stebėtoją laivo priekyje. Jis dirba vienas, apsiginklavęs žiūronais. Jo nurodymai – pranešti tik apie prastai apšviestus arba neįprastus laivus. Idėja yra ta, kad tiltą neužtvindytų įprasti pranešimai. Pakeisdamas ankstesnį stebėtoją priekyje, jis sužino, kad kairysis inkaras paruoštas nuleidimui. Capricorn susitinka su vilkiku Ocean Star, Mallet Key kanale. Jie prasilenkia, o netrukus po to Knightas pamato išplaukiantį Kazachstaną. Kazachstan jau pravažiavo po Sunshine Skyway tiltu ir plaukia didesniu nei 14 mazgų greičiu. Knightas mato, kaip Kazachstan suka iš Cut A į Mallet Key kanalą. Laivams artėjant, tarp dviejų pilotų užmezgamas radijo ryšys. Jie susitarė prasilenkti kairėmis pusėmis. Abu pilotai persijungė į 77 radijo kanalą, kad galėtų tęsti pokalbį artėdami vienas prie kito. Abu laivai prasilenkė maždaug 15 metrų atstumu, o Madoksas iš Kazachstano atsiprašo Knighto už tai, kad praplaukė per arti jo. Po prasilenkimo Knightas vis dar kalbėdamasis su Madoksu 77 kanalu palieka kairįjį tiltelio sparną ir eina į dešinįjį tiltelio sparną ieškoti Mallet Key vedlinijos žiburių. Vedlinijos žiburių sistema – tai dviejų tam tikrų atstumų vienas nuo kito išdėstytų šviesų rinkinys. Plaukiant kanalu, pilotas Knightas nori, kad abi šviesos sutaptų viena su kita. Tai patvirtina, kad laivas yra kanalo centre. Jei šviesos nesutampa, vadinasi, laivas nėra sulygiuotas su kanalu. Kapitonas McShayus seka Knightą iki pat vairinės ir sustoja prie radaro. Dabar Knightas mato Blackthorn baltas stiebo žibintų linijas ir žalius šoninius žibintus, kai laivas išplaukia tuo pačiu maršrutu kaip ir Kazachstan. Jis yra į rytus nuo Sunshine Skyway tilto, netoli A kanalo pradžios. Kapitonas McShayus laive Capricorn periodiškai tikrino radarą ir dabar jis mato Blackthorn. Priekyje budintis jūreivis O'Boylas taip pat pastebi Blackthorn, kuris yra gerai apšviestas ir nieko neįprasto nepastebi, todėl nepraneša apie tai. Lokmanas Knightas perjungia savo raciją atgal į 13 kanalą ir bando susisiekti su išplaukiančiu Blackthorn. Jis negauna jokio atsakymo. Atrodo, kad su Blackthorn sunku susisiekti radijo ryšiu. Capricorn yra antrasis laivas, kuriam sunku susisiekti su Blackthorn. Knightas grįžta į valdymo kabiną, atsistoja šiek tiek kairiau nuo laivo vidurio linijos ir stebi artėjančio laivo santykinį kursą. Jis bando skambinti dar kartą, bet vėl negauna jokio atsakymo. Knightas turi laikyti Capricorną kanale dėl didelio grimzlės. Jis taip pat artėja prie savo posūkio taško tarp šliuzų. Jis nusprendžia nekeisti Capricorno kurso ar greičio. Radijas nėra vienintelis būdas, kaip laivas gali bendrauti su kitu laivu. Kapitonas, arba šiuo atveju Capricorno pilotas, gali signalizuoti garso signalu. Vienas trumpas signalas reiškia, kad jie siūlo prasilenkti kairėmis pusėmis, kas yra įprasta prasilenkiant kanale. Tačiau Knightas nesignalizuoja garso signalu. Pagal pakrančių apsaugos ataskaitą vėliau jis paaiškina, kad nenori apriboti kito laivo pasirinkimo galimybių.
Šiuo momentu nėra visiškai aišku, kokia kryptimi Blackthornas pasuks po to, kai praplauks po saulėtojo dangaus tiltu. Po to, kai laivas praplaukia po tiltu, kai jis yra tarp Capricorno ir tilto, Blackthornas gali pasukti į kairę į vidaus pakrantės vandens kelią. Jis yra pietų kryptimi einantis vandens kelias, kurio gylis yra maždaug 6 metrai. Tokio gylio visiškai pakanka mažesniam Blackthornui. Jei laivas plauks tuo keliu, jis skirs kanalą priešais Capricorną. Jei ne, jis pasuks dešinėn iš apjūvio į Mullet Key kanalą ir praplauks Capricorną įprastų prasilenkimu iš kairės į kairę. Maždaug tuo metu Blackthornas atrodo praplaukė šviesos plūdurą 1A. Pagal pakrančių apsaugos ataskaitą, pilotas Knightas nusprendžia, kad Blackthornas kirs Capricorno priekį ir įplauks į Intracoastal vandens kelią. Viename liudijime teigiama, kad kai Knightas anksčiau stebėjo artėjančią laivo padėtį, jis buvo kiek dešiniau nuo laivakriekio. Tai reikštų, kad jis juda link Intracoastal vandens kelio, o tai reiškia, kad laivai prasilenks dešiniaisiais bortais tuo metu, kai Blackthornas išplauks iš kanalo. Kapitonas Makšėjus taip pat stebėjo situacijos eigą. Jis nerimauja dėl radijo ryšio stokos ir taip pat bando įvertinti situaciją. Jis palieka radarą, prieina prie Knighto ir klausia, ką šis vaikinas bando įrodyti. Pilotas Knightas nereaguoja į komentarus ir neparodo, kad mano, jog artėjantis laivas gali pasukti į Intracoastalės vandens kelią. Capricorn laivo priekis atsiduria greta šviesos plūduro 2A. Capricorn netrukus turi pradėti sukti į Cut A kanalą, kitaip rizikuoja užplaukti ant pietrytinio kranto. Pilotui Knightui atrodo, kad dabar nėra galimybės prasilenkti kairėmis pusėmis, todėl jis suka vairą 10 laipsnių į kairę ir duoda 2 trumpus švilpuko signalus. Tai yra standartinis jūrinis signalas, rodantis, kad jis ketina prasilenkti su Blackthorn dešiniosiomis pusėmis. Kapitonas Makšėjus atrodo priėjo tą pačią išvadą kaip ir Knightas, nors nėra visiškai aišku, kaip jis vertina Blackthorn judesius. Ir jis neprieštarauja piloto veiksmams. O Boylas, esantis Capricorn priekyje, nusprendžia pranešti į tiltelį apie Blackthorn, bet tada jis išgirsta 2 švilpuko signalus iš oro švilpuko tiesiai už jo. Jis žino, kad vyrai ant tilto pastebėjo artėjančią laivą, todėl jis neskambina. Blackthorn neatsako nei signalo sirena, nei radio ryšiu. Kai Blackthorn artėja prie Sunshine Skyway tilto, leitenantas Crawfordas grįžta į laivo tiltelį iš apačios. Jis yra kairiajame tiltelio sparne kartu su leitenantų vadu Sepeliu ir jaunesniuoju karininku Rajanu. Rajanas atveda Blackthorn po Sunshine Skyway tiltu dešiniau nuo žaliosios navigacinės šviesos, kuri yra po tiltu ir žymi A kanalo vidurio liniją. Leitenantas vadas Sepelis tada įeina į valdymo kabiną, pažiūri į radarą ir pamato didelį radaro kontaktą į rytus nuo Mullet Key kanalo 15 bojos. Jis pažvelgia į priekį ir pamato ryškias laivo Kazakhstan šviesas toje pačioje santykinėje krypties linijoje, kaip ir radaro kontaktas. Iš pakrančių apsaugos ataskaitos atrodė, kad jis mano, jog radaro kontaktas yra laivas Kazakhstan. Tikriausiai manydamas, kad nėra dėl ko nerimauti, jis nustoja žiūrėti į radarą ir pereina prie žemėlapių stalo, kad pažiūrėtų į žemėlapį ir atnaujintų atmintyje maršruto liniją pro Egmont Key. Netrukus po to, kai Blackthorn praplaukia pro Sunshine Skyway tiltą, leitenantas Crawfordas pastebi Capricorn. Jis paklausė Ensigno Rajano, ar šis kalbėjo apie radiją su laivu esančiu toje pačioje vietoje kaip ir laivas Kazakhstan, tiesiai priekyje Mullet Key kanale. Rajanas atsako, kad nekalbėjo ir paprašo leitenanto Crawfordo susisiekti su įplaukiančiu laivu per 13 kanalą, kad jis galėtų susikoncentruoti į jo judėjimo stebėjimą. Leitenantas Crawfordas per radiją kreipėsi į įplaukiantį laivą ir pagal pakrančių apsaugos ataskaitą išgirsta neaiškų atsakymą, po kurio aiškiai nuskamba žodžiai: išplaukėme iš inkaravietės, netrukdysime jums. Leitenantas Crawfordas vėliau liudys, kad leitenantas vadas Sepelis, kuris tuo metu yra prie žemėlapių stalo, įsako jam atsakyti Roger, kad patvirtintų pranešimą. Leitenantas vadas Sepelis neigia davęs tokį įsakymą, o kiti liudininkai šio pokalbio neprisimena. Tačiau leitenantas vadas Sepelis tikrai nugirsta Crawfordo siunčiamą pranešimą per radiją ir būtent taip jis sužino apie dar vieno laivo be Kazachstano buvimą.
Iš pakrančių apsaugos ataskaitos atrodo, kad Crawfordas supainiojo pokalbį tarp Ocean Star ir Kazachstano su atsaku į jo skambutį Capricornui. Okeano žvaigždė iš tikrųjų informuoja pilotą Maddoxą esantį Kazachstane, kad ji kirs kanalą, kad įplauktų į inkaravimo vietą į rytus nuo Egmonto salos. Ir kad ji pasitrauks jam iš kelio, palikdama daug vietos jūroje. Jaunesnesis leitenantas Ryanas laive Juodasis erškėtis nustato artėjančio laivo kryptį. Jis patikrina radarą. Tada jis dar kartą nustato artėjančio laivo kryptį. Jis nustato, kad laivas praplauks priešais juos iš dešinės į kairę. Tada jis apsisuka ir nustato cut A švyturio esančio už jų kryptį. Tai ta pati kryptis, kurią jis nustatė anksčiau. Tai patvirtina, kad Blackthorn juda tiesia linija, o Capricorn juda iš dešinės į kairę prieš juos. Ensinas Ryanas negavo jokių žinių iš leitenanto Crawfordo ir mano, kad šis sėkmingai susitarė prasilenkti kairiaisiais bortais. Ryanas nusprendžia pradėti Blackthorn dešinį posūkį į Müllerio sąsiaurį. Jis pasuka anksčiau, kad suteiktų daugiau vietos atplaukiančiam laivui. Jis įsako vairininkui pasukti dešinėn į 263 laipsnius. Tai yra kompaso kursas į Müllerio sąsiaurį. Ryanas neišleidžia jūrinio standarto vieno trumpo švilpuko signalo, kuris reikštų, kad jis ketina prasilenkti kairėmis pusėmis. Iš pakrančių apsaugos ataskaitos atrodo, kad Blackthorn laive yra nerašyta taisyklė nesiduoti švilpuko signalo, jei prasilenkimas jau buvo suderintas per radiją. Logika tokia, kad švilpuko signalai galėtų suklaidinti kitus tame rajone esančius laivus. Blackthorn pasuka vos po 50 sekundžių, kai Capricorn pradeda savo posūkį. Tada pilotas Knightas, esantis laive Capricorn, įsako vairą pasukti 20 laipsnių į kairę. Capricorn jau pradėjo savo posūkį, todėl šis 20 laipsnių posūkis tikriausiai skirtas padidinti atstumą tarp abiejų laivų. Mes nežinome, ar Knightas supranta, kad laivai plaukia susidūrimo kursu, tačiau kapitonas Makšėjus laive Capricorn mato, kaip greitai susilygiuoja artėjančio laivo žibintai. Tam tikro laivai turi du baltus žibintus, vieną žemiau priekyje, o kitą aukščiau gale. Jei žibintai susilygiuoja taip, kad matote vieną virš kito, tai reiškia, jog laivas plaukia tiesiai į jūs, nes jie sudaro tiesią liniją. Dabar Knightas įsako laivui staigiai sukti į kairę, tikriausiai bandydamas išvengti susidūrimo. Tada jis duoda pavojaus signalą, kai supranta, kad abu laivai susidurs. Capricorn vyriausiasis mechanikas atidaro denio namelio priekinės dešinės pusės duris, kad išeitų ir įkvėptų gryno oro. Išėjęs jis išgirsta Capricorn pavojaus signalą ir pamato, kad Blackthorn tuoj susidurs su jo laivu kairiajame priekyje. Jis nubėga į mašinų skyrių ir liepia pirmajam mechaniko padėjėjui nedelsiant reaguoti į visus signalus. Tai reiškia, kad mašinų skyrius turi būti pasiruošęs priimti įsakymus ir nedelsiant juos vykdyti. Kai Blackthorn pradeda sukti, leitenantas komandoras Sepelis išeina į kairįjį tiltelio sparną ir pirmą kartą pamato artėjantį Capricorn bei sušunka. Iš kur po velnių jis atsirado? Jis išgirsta artėjančio laivo švilpuko signalus ir sušunka Ryanui. Vairą visiškai į dešinę. Abu laivai suka vienas į kitą. Niekas negali sustabdyti susidūrimo. Sepelis šaukia: pasiruoškite susidūrimui. Tada jis nueina prie valdymo pulto ir įjungia variklius pilnu atbuliniu greičiu, kad kuo labiau sulėtintų laivą prieš susidūrimą. Capricorn ir Blackthorn susidūrė 20 valandų 21 minutę kairiuoju priekiu į kairįjį priekį, beveik tiesiai vienas į kitą, praėjus nuo 5 iki 15 sekundžių po to, kai Capricorn duoda pavojaus signalą. Visi, išskyrus vieną Blackthorn inkaravimo komandos narį, iššoka nuo laivo priekio ant bojų denio. Jūreivis Michaelas Rotsas, kuris dirba su radio ausinėmis, nespėja jų atkabinti laiku ir lieka įstrigęs laivo priekyje. Įvyksta stiprus smūgis ir Blackthorn iš karto pasvyra į dešinįjį bortą maždaug 15 laipsnių kampu. Tada laivas pasvyra į kairįjį bortą ir sustoja maždaug 5 laipsnių kampu į kairę. Capricornas iš karto sustabdo savo variklius. Abu laivai toliau slysta vienas palei kitą ir tuo metu Capricorno kairysis inkaras, kuris jau paruoštas nuleisti, braižo Blackthorno šoną. Jis praduria Blackthorno korpusą ir išplėšia didžiulį plyšį laivo šone. Inkaro grandinės stabdžiai neatlaiko, kai Blackthorno svoris pradeda ją traukti. Galiausiai inkaras įstringa Blackthorno dušo skyriuje. Toliau Capricornas turi imtis manevrų, kad išvengtų susidūrimo su Sunshine Skyway tiltu. Arba Knightas, arba Makšėjus įjungia variklius pilnu atbuliniu, laiko vairą iki galo kairėn ir siekia užplaukti ant seklumos šiaurinėje A kanalo pusėje.
Laivas toliau suka į kairę, lėtėdamas, bet dabar jis tempia Blackthorną laivagaliu į priekį su savo inkaru. Jis tempia Blackthorną, tačiau inkarinė grandinė vis dar išleidžiama. O Boyle'as, esantis Capricorno priekyje, stebi, kaip grandinė vis dar išleidžiama, kol rūdžių dulkių debesis nuo grandinės užtemdo jam vaizdą. Situacija turi būti visiškas šokas visai Blackthorno įgulai, ypač naujiems įgulos nariams. Laivas ne tik atsitrenkė į daug didesnį tanklaivį, bet ir pasviro bei yra nekontroliuojamai tempiamas atgal. Apie 20 netarnyboje esančių įgulos narių susirenka laivo valgykloje, įprastoje avarinių darbų komandos susirinkimo vietoje. Jie laukia nurodymų. Niekas nesitikėjo to vos po 2 valandų nuo išvykimo iš prieplaukos. 3 vyrai iš galinės vairavimo patalpos išbėga į denį, už savęs užrakindami liuką. Įgula valgykloje panikuoja ir yra sutrikusi. Kai kurie nauji įgulos nariai, kuriems tai pirmoji tarnyba pakrančio apsaugoje, sustingsta iš šoko. Jie tikriausiai nėra susipažinę su įvykiais jūroje, juo labiau su tokia pavojinga situacija kaip ši. Kai kurie eina prie skelbimų lentos dešiniajame praėjime šalia valgyklos denio, kad pasitikrintų savo susidūrimo jūroje užduotis. Atrodo, dauguma įgulos narių net nežino, kur jiems eiti. Botsmano padėjėjas Bartelis bando perimti vadovavimą. Jis įsako įgulai valgyklos denyje nustatyti zebra režimą. Tai reiškia, kad jie turi uždaryti visas vandeniui nepralaidžias duris, liukus ir iliuminatorius. Jis taip pat įsako išimti avarinių darbų įrangą iš spintelės ir personalui prisistatyti į savo postus. Capricorno inkarinė grandinė pritvirtinta prie inkaro įstrigusio Blackthorn laive. Kai grandinė išsivinioja iš Capricorno, laivas atsiskiria ir pradeda dreifuoti. Inkarinė grandinė toliau viniojasi, o atstumas tarp laivų didėja. 2 karininkai randa įgulos narį Briusą Lafondą nuogą ir sužeistą kairiajame pagrindinio denio koridoriuje. Jis yra šoko būsenoje ir bando jiems kažką pasakyti apie inkarą duše. Jį trenkia inkaras, kai jis prasiskverbia pro laivo korpusą. Vienas pareigūnas nueina į dušo zoną apžiūrėti žalos ir randa Capricorno inkarą įstrigusi laivo šone. Tiltelyje vairininkas per radiją 16 kanalu siunčia pagalbos signalą Mayday. Jis susisiekė su Sankt Peterburgo pakrančių apsaugos grupe 20 valandų 22 minutės praėjus 1 minutei po susidūrimo. Jie klausia, kokia žalos būklė, o vairininkas atsako, laukite. Niekas tiksliai nežino, kas vyksta ir daugiau jokių pranešimų iš Blackthorn negaunama. Vairininkas Geris Kramlis eina į žemėlapių kambarį paimti pripučiamų gelbėjimosi liemenių tiltelių įgulai. Jis niekada nebegrįžta. Tiltelyje leitenantas komandoras Sepelis klausia pareigūno prie navigacijos stalo, kur yra artimiausia sekluma ar negilus vanduo. Jis tikriausiai planuoja užplukdyti laivą ant seklumos, kol šis dar nenuskendo. Artimiausia sekluma yra Malet Malaky sekluma šiaurėje. Sepelis sustabdo variklius, kurie veikia visų greičių atgal. Nėra aišku, kas toliau vyksta tiltelio poste. Situacija įgulai turi būti didžiulis šokas, bet jei jie sugebės uždaryti visas vandeniui nepralaidžias duris ir nuplukdyti laivą į seklumą, galbūt pavyks išgelbėti laivą. Dabar abu laivai nutolo vienas nuo kito, o Capricornas sulėtino greitį. Grandinė pritvirtinta prie inkaros, kuris vis dar įstrigęs Blackthorn šone, atsilaisvina. Kai abu laivai tolsta vienas nuo kito, tarp jų atsiradęs atstumas vėl įtempia visiškai ištiestą inkarinę grandinę. Blackthorn staiga pasvyra į kairę. Visas laivas yra tempiamas per vandenį. Komandoras leitenantas Sepelis šaukia: palikite laivą. Niekas nespėja perduoti įsakymo per laivo garsiakalbių sistemą, kai laivas verčiasi ant kairiojo šono. Laivo tarnybiniai generatoriai išsijungia. Visos šviesos laive užgęsta ir laivas paskęsta tamsoje. Įgula valgykloje išsisklaido į visas puses. Valties matrosas Bartelis bando pasiekti dešinįjį gelbėjimosi valtį, kad galėtų ją nuleisti už borto. Tačiau kai jis prie jos prieina, Blackthornas jau būna taip stipriai pasviręs, kad gelbėjimosi valtis nebegali būti nuleista. Jie galbūt jau yra po vandeniu, arba dėl laivo pasvirimo kampo tai padaryti per sunku. Negaliu tiksliai pasakyti. Keletas vyrų, kurie pasiekė laivo dešinįjį bortą, perlipia per korpusą, užlipa ant kylio, kai laivas apsiverčia aukštyn kojomis. Radio operatorius negali nusimauti ausinių ir laivui apsivertus yra įtraukiamas po vandeniu. Jis yra įtraukiamas po vandeniu, tačiau jam pavyksta perkirpti ausinių dirželį, išsilaisvinti ir iškilti į paviršių.
Jūreivis mokinys Williamas Floresas bando perduoti gelbėjimosi liemenes vandenyje esantiems vyrams. Jis pakrančių apsaugos mokymus baigė vos prieš metus, tačiau vietoj to, kad paliktų laivą, jis nueina prie gelbėjimosi liemenių spintelės ir pradeda dalinti liemenes įgulai. Tikriausiai supratęs, kad laivas skęsta, jis taip pat savo diržu prilaiko gelbėjimosi liemenių liuko dangtį atidarytą ir tai leidžia liemenėms išplaukti į paviršių po to, kai laivas nuskęsta. Jis yra savo poste, kai Blackthornas nuskęsta. Tuo tarpu apie 20 laivo įgulos narių yra žemiau denyje, valgyklos denyje arba šalia jo. Blackthornas greitai verčiasi, o viduje vis dar yra žmonių. Jūreivis mokinys Michaelas Grėjus ir jūreivis Rodzas yra du iš įgulos narių esančių valgyklos denyje. Jūreivis Rodzas stovi prie kairiojo borto pertvaros ir sugeba atidaryti bei laikyti virš galvos 60 kg sveriančias vandenių nepralaidžias duris, kol jo du laivo draugai pabėga. Tada jis pats pabėga, kai pro duris pradeda veržtis vanduo. Laivo technikas yra įgulos gyvenamajame skyriuje ir ieško įstrigusių įgulos narių, kai laivas apsiverčia. Jis kovoja, lipdamas aukštyn dešiniosiomis kopėčiomis, kai vanduo plūsta koridoriumi ir užlieja gyvenamąjį skyrių. Jis pasiekia laiptelių viršų, išlipa, tačiau vandens srovė jį nuneša į atverstą valgyklos denį. Iš ten jis nuplaukia pro dešiniąsias vandenių nepralaidžias duris į berniukų denį, kur jam pavyksta pabėgti. Dauguma įgulos narių laivo valgyklos denyje vis dar yra ten, jie neranda išeities. Kai laivas apsiverčia, jūreivis praktikantas Warrenas Breweris užlipa į variklių skyrių per liuką valgyklos denyje. Jis pašviečia prožektoriumi per liuką ir šaukia: "Radau išeitį, radau išeitį." Kiti įgulos nariai vis dar įstrigę visiškoje tamsoje ir greitai užliejamame valgyklos denyje skuba link jo ir liuko. Jie pradeda lipti per liuką į variklių skyrių. Jūreivis praktikantas Grėjus, kuris taip pat yra valgyklos denyje, mano, kad variklių skyrius nėra išėjimas. Jis įtikina du įgulos narius nesekti brorio ir kitų vyrų. Vietoj to jis juos nuveda po vandeniu prie dešiniojo borto durų ir išveda į denį prie plūduro. Jiems bėgant iš valgyklos denio, 3 vyrai išsiskiria. Grėjus vienas iškyla po apverstų plūduro deniu. Jis pabėga ir buvo teisus, kad nesekė vyrų į mašinų skyrių. Iš mašinų skyriaus nėra jokio išėjimo. Jis pasakoja leitenantui komandorui Sepeliui, kuris laikosi prie laivo šono, kas atsitiko. Iš ataskaitų nėra aišku, ką tiksliai jis pasako savo kapitonui, bet tikriausiai praneša, kad po deniu įstrigo žmonės. Supratęs, kad greitai užtvindytas laivas tuo jau nuskęs, leitenantas komandoras Sepelis įsako Grėjui nebegrįžti į valgyklos denį. Jis liepia jam nerti po bortu ir nuplaukti kuo toliau nuo laivo bei nuo įtraukiančios srovės, kurią sukels skęstantis laivas. 2 vyrai, kurie sekė paskui Grėjų, neištrūksta iš apačios. Narai vėliau randa vieno vyro kūną denyje prie plūduro, kur jis įstrigęs tarp pertvaros ir kitos įrangos. Nėra aišku, kas nutiko kitam vyrui. Vandenyje nemažai Blackthorn įgulos narių susirinko aplink laivo laivagalio denio būdelę, kuri atsidūrė plūduriuojantį šalia laivo. Vyriausiasis vėliavininkas Milleris bando juos suorganizuoti. Jis liepia kitiems vyrams, sėdintiems ant apversto laivo, lipti į vandenį ir užsidėti gelbėjimosi liemenes. Jis tikriausiai tikisi, kad Blackthorn nuskęs. Jis nori, kad vyrai būtų saugūs, jei laivas apsivers ar pradės siūbuoti. Jis liepia visiems susirinkti aplink laivagalio denio būdelę, kol jie laukia gelbėjimo. Technikas Niselis ir vyresnysis jūreivis Klateris atveda vyriausiąjį vėliavininką Jacką Robertsą į laivagalio denio būdelę. Jis be sąmonės, bet gyvas. Kol vyrai vandenyje renkasi ir bando suvokti situaciją, Blackthornas visiškai apsiverčia ir per kelias minutes po susidūrimo nuskęsta. Laive vis dar yra 23 vyrai, įskaitant 5, kuriems tai pirmoji diena jūroje. Tuo tarpu Capricorno laivo priekis užplaukė ant seklumos šiaurinėje Cut A kanalo pusėje, 730 metrų nuo Mueller Key kanalo ir Cut A kanalo sankirtos. Jis patiria tik nedidelius pažeidimus. Capricorno inkaras atsiskiria nuo Blackthorno šono ir nusileidžia ant kanalo dugno. Krevetinis laivas Bayou, kuris plaukia už Blackthorno Cut A kanale, atvyksta į įvykio vietą per kelias minutes ir pradeda traukti išgyvenusius iš vandens. Bažų greitai ištraukia 23 išgyvenusius. Laikas tarp Blackthorno skambučio pakrančių apsaugai ir jo nuskendimo yra tik kelios minutės, o St. Peterburgo grupė tuo pačiu metu, kai laivas nuskęsta, į įvykio vietą siunčia gelbėjimo valtį. Taip pat išsiunčiami dar 5 mažesni pakrančių apsaugos laivai.
Pakrančio apsaugos gelbėjimo laivas atvyksta į įvykio vietą 20:52 valandas ir išgelbsti 4 išgyvenusius. Iš vandens, kur jį laikė Niselis, Klateris, Bartelis ir Milleris, ištraukiamas be gyvybės ženklų Viršilos Robertso kūnas. Jį įkelia į laivą, o Bartelis bando jį atgaivinti. Tačiau Robertsas yra miręs. Visi išgyvenusieji tada nuplukdomi į Maletki įlanką, Bajų ir pakrantės apsaugos gelbėjimo laivu. Jie perduodami kranto gelbėjimo ir skubios pagalbos darbuotojams. Gelbėjimo valtis iš Capricorn 2 valandas apieško rajoną kartu su 2 pakrantės apsaugos sraigtasparniais. Civiliniai narai iš Ekerdo koledžo paieškos ir gelbėjimo padalinių atvyksta į įvykio vietą maždaug po 2 valandų po avarijos. Jie panyra prie Blackthorn, ieškodami išgyvenusiųjų. Galbūt dėl srovių jie negali patekti į nuskendusį laivą. Jie neranda jokių išgyvenusiųjų. Kietųjų šalmų narai iš Tampoje esančios Coastal Diving and Marine Construction atvyksta į įvykio vietą kitą dieną 05:00 valandą. Jie girdi, kaip nuolaužos atsitiktinai daužosi į korpuso vidų, kai laivas vartosi nuo viršuje praeinančių bangų, o tai rodo, kad jis pilnas vandens. 3 kūnai randami laive arba šalia jo. Oro kišenių ar išgyvenusiųjų nerasta. Sausio 29 dieną, praėjus vėlai dienai po incidento, narai ištraukia dar 2 kūnus iš Blackthorn berniukų denio. Vienas iš tų kūnų yra Briusas Lafondas, kurį inkaras sužalojo dušo spintelėje. Sausio 30 dieną pakrančio apsaugos aktyvi paieška ieškant išgyvenusiųjų baigėsi. Vasario 3, 5 ir 6 dienomis pavieniai kūnai buvo rasti 5 mylių atstumu nuo avarijos vietos. Vasario 19 dieną Blackthornas buvo iškeltas iš kanalo dugno. Iš nuolaužų vidaus buvo rasti 14 kūnų. 13 iš tų kūnų buvo rasta laivo mašinų skyriuje. Blackthornas nebuvo išgelbėtas. Jis buvo nugabentas 20 mylių nuo kranto į Meksikos įlanką ir nuskandintas kaip dirbtinis rifas. 23 vyrai žuvo. Floresas, kuris savo diržu laikė atvirą gelbėjimosi liemenių liuką, nuskendo kartu su laivu. Praėjus 20 metų po susidūrimo, Floresas po mirties buvo apdovanotas pakrančių apsaugos medaliu, aukščiausiu šios tarnybos apdovanojimu už didvyriškumą taikos metu.